kur jūsų pačioj pradžioj turi būti dėmesys tam, kad padarytume greičiausią proveržį mokindamiesi bet kurią užsienio kalbą. Kur jūsų visas dėmesys būtų. Ir kodėl yra žodynas, žodžiai yra daug svarbiau negu kad gramatika pačioj pradžioj. Tai duosiu keletą pavyzdžių. Pirmas dalykas, tai įsivaizduokit, pavyzdžiui, situaciją kažkokią, ne? Jūs esat kažkur, jums reikia kalbėti angliškai jau, ne? Bet jūs vietoj to, kad mokat žodžius kažkokius, jūs mokat, tarkim, 10 taisyklių, ne? 10 taisyklių. Žinot, kaip sudaryti praeities laiką, tarkim, kad prie veiksmažodžio atgalų nedadėti ten būsimąjį laiką, žinot, paskui žinot dar kelias išimtis ir dar kažką tai žinot, ne? Žinot 10 taisyklių, bet nežinot nei vieną žodžią. Nežinot, kaip bus labas, nežinot, kaip bus visa gera, nežinot, kaip bus labas rytas, nežinot, kaip man reikia pagalbos, nežinot, kaip bus dar kažkas tai, kas tuo metu jums gali padėti. Bet jūs žinot 10 taisyklių. Tai ar jūs galit su 10 taisyklių kalbėti, kai jūs nežinot nei vieną žodžią?